Sveiki, mėlyjeji. Sunku patikėti, bet žinokit, dar yra žmonių, kurie nebuvę pirtyje. Ir ypač dažnai tai būna moterys, merginos, kurios, kažkaip vengia pirties, nes jom ten karšta, jos nežino, kaip apsirengti ir kaip visokių kitokių aibė visokių baimių ir abejonių. Ir šiandien pabandysim pakalbėti apie tai, kaip keliauti į pirtį pirmą kartą, kaip neišgąsdinti žmonių, kurie pirmą kartą ir ypač, kas pirtyje patinka moterims. Viena iš tokių amžinųjų temų. Kokiosgi baimės ir abejonės kankina moteris, dėl kurių jos negali eiti į pirtį ar nedrįsta eiti į pirtį. Ir aš šiandien turiu dvi viešnes, kurios sakė, kad pirtyje pirmą kartą arba bent jau labai rimtai pirtyje nebuvusios. Ir mes pabandykime jų paklausti, kodėl jos šitą malonumą apeina ratu taip ilgai. Kad plaukučiai išsausėja, po to dėl kosmetologinių įvairių procedūrų negalima, dėl to privengiu. O aš rimtai bijau tik tai karščių. Bet tikrai, abejoju, kad čia kenkia plaukam, odai, bet aš galvoju, kad tokio streso negaut grinai nuo tokio termo šoko. Iš tikrųjų, moterys bijo karščio, moterys bijo labai intensyvių procedūrų. Tiesą sakant, nebijo, nes paskui kartais merginos to karščio nori ir daugiau negu vyrai. Bet pati pirma reakcija, pirmas įspūdis, jos nenori to karščio ir nenori pirčių, kuriuose yra 120 laipsnių, nenori to viso lenktyniavimo, rungtyniavimo, kažkokių intensyvių procedūrų, reikia lėtai, ramiai, po truputėlį. Ir kitas dalykas, tai aišku, yra ir kosmetologinės priežastys, jo labiau, kad moterys ir įvairias procedūras veidų daro ir visa kita, ir bijo, kad plaukam pakenks, ir visokių aibių kitokių dalykų. Ir viena iš tokių priežasčių dar susijusių su moterim, o tai kaip apsirengti, o tai ką apsirengti. Vyram tai kas, jie žino, kad nusirengti visą laiką turi ką, o moterys visą laiką būna klausimas, neturiu ką apsirengti. Ateina su maudimukais ir ten aptempta, ten apspausta, ten, žodžiu, viskas pritraukta. Atrodo galbūt ir labai gražiai, bet mūsų kūnas tikrai to nemėgsta. Ir pirtyje tikrai nėra sveika. Visa sintetika ant mūsų kūno, visi ten tie aptempti, apspausti maudimukai, tai yra kaip su šarvais į pirtį ateitum. Nes pirtis yra dalykas, kuris skatina limfotaką, skatina kraujotaką, o ką daro maudimukai, jie užspaudžia ten, kur kaip tik reikėtų, kad būtų laisvėje. Ką daro sintetika, aišku, nieko gero mums nedaro. Plius, aišku, atėjom su gražiam šukuosenom ir ant galvos nieko. Yra, tiesą sakant, tekę turėti merginą, kuri atėjo pirtį tiesiai iš kirpyklos po plaukų tiesinimo procedūros. Ir po to teko visą laiką saugoti galvą, kad neduok dievė ten ta brangi procedūra nenueitų šunim todėvos. Tai taip jau nedarykit ir neikit į pirtį iš karto po kažkokių tokių grožio procedūrų, kurios galbūt skirtos ne tam. Ir kitas dalykas, merginos labai stengiasi laikytis, gražios pozos. Prisižiūrim katalogų, prisižiūrim visokių ten gražių reklaminių nuotraukų, kur merginos pilvukas įtempta, lūpytės anties napauku, visą kitą, ir sėdim įsitempusios pirtyje. Drabužiai nepatogus, galva kaista, pozos plasmasinės. Kur ten malonumas, patikėkit. Tai pirmiausiai, ką mes turim padaryti, mes turim suremontuoti šitą dalyką. Ir gerai, kad mes dabar turim tokių gražių pirties madų, pirties lininių drabužėlių. Tai pirmiausiai, ką mes padarysim, mes jas perrengsim. Visa magija prasideda nuo teisingo nusiteikimo. Jeigu merginos yra nusiteikusios mėgautis pirtį, mėgautis nusiteikusios tyrinėti, jeigu jūs ją padrasinot, tą mergaitę pirmą kartą atėjusią į pirtį, kad ji nebijotų, toliau jau viskas jūsų rankose. Ir iš tikrųjų moterų pirtys yra tokios gausios, pasižymi gausa įvairių dalykų, nes moterys jos iš tikrųjų labai gerai priima tos dalykus. Jom patinka visokios magijos, burtai, kortos, ten kažkokie tai ritualai ir taip toliau, jos labai jautrios niuansą.
estetikai. Vyras, gerai, gavo vantas, gavo druskos kažkokios, viskas ir užteks. Druska netgi beveik per daug. O moterim reikia ir to, ir žodžiu, kad būtų gražu, kad būtų švelnu, kad būtų kvapnu, kad būtų įdomu ir taip toliau, žodžiu. Ir susinešam daug ir visko. Ir kaip mato, čia mes turim įvairių dalykų. Na ir truputėlį, aišku, galim su jais pažaisti. Moterys mėgsta įvairius magiškus dalykus. Jom labai svarbu sukurti atmosferą, sukurti idėją, sukurti intenciją. Ir jeigu jūs norit kažką prisivilioti į pirtį, iš tikrųjų, tai sugalvokit kodėl. Sugalvokite, mėnulio pilnatis, mėnulio jaunatis, ten kokia nors magiškas ritualas, merginom tas patinka. Na ir aš labai dažnai naudoju tokį visiškai nepirtinį dalyką, tai yra moteriškas taro kortas. Na, jūs, ką jau jūs sugalvosite, tai jūsų fantazijos reikalas. Yra kelis kartus tekę važiuoti namo parsivežti, sakytų, geriau vantų neatsivežti, bet ne kortų. Kaip gali būti pirtis be mūsų deivių. Tai aš tada duosiu merginom išsitraukti po kortą. Čia yra tokios, jos visos yra geros, jos visos yra teigiamos, nėra blogų kortų. Tiesiog kuris moteriškumo aspektas šiuo momentu jums yra svarbus. Merginos labai teisingas kortas išsitraukė pradžiai pirties. Nes viena išsitraukė nauja pradžia augimas. Na, jeigu tai yra pirmas kartas pirtyje, tai labai gerai, puikiai korta pradžiai. O kita yra tekėjimas pasroviui, toksai, takumas, žodžiu, vanduo ir panašiai. Reiškia, darysim daug visokių švelnių dalykų ir darysim kažkokius tai dalykus, kurie yra, jums galbūt nauji ir kurie padės jums užauginti kažkokią tai, galbūt naują supratimą apie pirtį. Nors kartais dėvės būna ir pasiutusios, tai kas ten žino, ką ten ta nauja pradžia išaugs. Kadangi moterys yra labai jautrios, iš tikrųjų visi jų pojūčiai yra paprastai tokie labiau atsivėrę, labiau, sakykime taip, intensyvesni. Tai mes turėtume pirmiausiai pasirūpintų pojūčių komfortu. Tai yra pirmiausiai šviesa. Nes jeigu yra labai šviesu, jeigu šviesa kaip operacinėje, yra nekomfortiška. Moterys iš tikrųjų linkusios labai stipriai teisti, kritikuoti savo kūną. Ir jeigu ta šviesa labai ryškiai, jos iš karto pradeda gūžtis, įsitempia ir bando slėptis. Ir jom atrodo, kad ten matosi visi jūs pogeliai, apgamėliai ir kažkokie tai kitokie dalykai. Tai pritemdykit šviesą. Jeigu tai neįmanoma, galbūt galima panaudoti žvakes ir panašius dalykus. Na ir kitas dalykas, kad žvakės ir gyva ugnis, jos sukuria tą šventės nuotaiką, tos, tokio ypatingo ritualo nuotaiką. Aišku, su vairuotojus truputėlį ne visada draugauja, bet čia visą tai galima kažkaip išspręsti. Toliau kitas dalykas, tai yra aromatai. Na, jeigu merginos ateis į pirtį ir ten trenks alum ir česnaku, patikėkit, jos dings iš ten neatsisukdamas ir paskui jūs ten nei su pyragais, nei su botagais jų neįviliosit. Iš tikrųjų, tai pirtis turi kvepėti pirtim, o jeigu tai yra moterų pirtis, tai gali jos kvepėti ir rožėm, ir apelsinais, ir dar kažkuo tai tokio, kad atėjus būtų iš karto aišku, kad tai yra dalykas, kuris tai nėra aludė, tai nėra užkandinė, tai ne dar kažkas, bet kad mes šį kartą kalbėsim ir skirsim tą reikalą moteriam. Na ir labiausiai turbūt moteriškas dalykas tai yra rožė. Čia mes turim gyvų rožių, aišku, mes galim padekoruoti, galim įteikti, galim dar kaip nors tiesiog vieną rožę, žiedlapius pabėrus ant plauto, ant rankšluosčio ar kažkur, ar užbarščius kokio nors ritualo metu ant kūno, jūs turėsit absoliučiai kitą pojūtį ir visiškai kitą reakciją. Nes vienas dalykas, jeigu jūs ten kokio nors, nežinau, beržų lapų užmesit ant žmogaus, kitas dalykas, jeigu jūs rožių žiedlapį. Toliau, aišku, mes turim skonio pojūtį. Tai kuo nors tokiu skaniu, maloniu pavaišinti. Mažas užkandėlis, merginos dažnai pirtį ateina su mintim, kad valytis, švarinti, žodžiu, ir detoksikuotis, jeigu jūs ten prinešite dešrų, karbonadų ir dar kažko. Ir šiaip negerai. Merginos į tai turbūt reaguos nelabai kaip. Bet po vieną braškę, tai yra ir aromatas, ir vaizdas, nebūtinai braškė, gali būti ir kažkas kitas. Šiuo atveju mes tiesiog turim braškės. Tai tokia kaip širtelė, kaip ritualinį tokį patiekalą, aš manau, kad tikrai įvertins. Dar vienas svarbus pojūtis pirtyje yra garsas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš pirtyje nemėgstu muzikos. Kadangi muzika dažnai mums asocijuojasi su tokiu savotišku muzikiniu triukšmu, radija, ofisas, dar kažkas. Pirtyje mes turim labai daug natūralių gamtos garsų. Ugnis, traška, vanto, šlama ir galima daryti kažkokius tai dalykus, kurie yra natūralus garso šaltinis. Na, sakykime, ten tas pats šnarėjimas įvairiom vantom, vibroakustinis vantos, įvairūs augalai. Na ir galima naudoti, sakykime, lietaus lazdą. Na ir mes tiesiog tokiu būdu galim sukurti tokį hipnotizuojantį, lietų primenantį garsą. Labai svarbu pačiam pirtininkui neužsihipnotizuoti, nes taip
oi kaip veža, oi kaip plaukia viskas. Ir merginos irgi, jeigu jos jau pradėjo taip truputėlį mėginėti, tai viskas yra gerai. Geras ženklas, turiu jūs svarbiausiai neišgąsdinkit labai. Taip. Kitas vibroakustinis aparatas, įrankis, priemonė, yra paprasti lietuviški linai, arba įvairių ten kiškio ašarėlių ir taip toliau. Ir jie irgi labai gražiai barška. Bet jeigu lietaus lazda yra tokia nekontaktinė, tai šitą ir kontaktinė. Jeigu merginos primigo, galime truputį pažadinti. Galim duoti ir pačiam pažaist. Kai kažkoks daiktas yra pirtininko rankose, jis atrodo pavojingas. Kai žmogui duodi pačiam, jisai daro tai, kas malonu jam. Ir porą žodelių apie vantas. Na, iš tikrųjų labai svarbu, kad tos vantos būtų geros, kokybiškos. Ir galima skirstyti vantas į moteriškas, nemoteriškas, tam pagal energetiką, mitologiją ar dar bala žino apie ką. Bet iš tikrųjų tai ypač pradinukėms, tom, kurios dar tik tai pirmą kartą atėjo į pirtį, reikėtų galbūt tokių subtilesnių vantų, na, kokių nors su žydinčiais augalais ir panašiai. Labai gerai tinka klevas, tinka raudonas ąžuolas. Na, tos vantos, kur aišku, kad neįmanoma, tiesiog techniškai su klevu, pavyzdžiui, neįmanoma žmogaus primušti. Galima užkutenti, užglostyti, užglamonėti, bet akivaizdu, kad labai skaudaus kažko tai intensyvaus nepadarysi. Nors, aišku, pirtininkai žino, kad net ir su grubiu ąžuolu galima daryti kažką švelnaus. Na ir kaip girdėjot, merginos bijo, kad veidui bus blogai. Tai ideali turbūt moteriška vanta yra liepa arba liepos ir beržo mišinys. Tai tinka, tiesą sakant, ir paprastas beržas. Kodėl? Todėl, kad tą vantą galima tiesiog atvėsinti ir tada uždėti kaip kompresą ant veido. Na, aš tiesiog noriu priminti, kad vanta jinai ne tik tai tiesiog šlapios kažkoks tai daiktas ar šaltas ant veido, bet jinai kartu yra ir savotiška veido kaukė. Mes labai mažai ką darom veidą, bet užmirštam, kad uždėdami vantą ant veido, mes padarom ir tam tikrą augalinę kaukę, kuri turi irgi labai daug visokių puikių savybių. Tai liepa minkština odą, drėkina odą, atpalaiduoja, beržas irgi daro panašius dalykus. Na, nekalbu apie aromatą, apie aromaterapinės savybės. Tai jeigu kažkas bijo, kad veidui pakenks, kad procedūros kažkokios, aišku, iš karto ten po pusvalandžių po procedūros galbūt nereikėtų lėkti į pirtį. Bet jeigu ne, jeigu tiesiog norit pasaugoti veidą arba kapilarai išsiplėti arba dar panašiai kažkokios tai problemytės, tai tiesiog imat vantą, vėsinat ją ir duodat. Aš atimsiu šitą ir duosiu šitą ir dėkit ant veido. Ir čia yra jūsų veido kaukė. Tai yra kosmetinė procedūra. Labai svarbu sakyti, kad tai yra kosmetinė procedūra, kuri lygina raukšles, minkština veidą, žodžiu, odą ir taip toliau. Nereikia, kai duodi žmogui vantą, jis kažkodėl būtinai daro kažką tokio intensyvaus. Nereikia, tiesiog paimat ir pridedat ją prie veido, taip kaip uždėtumėt veido kaukę ir pakvėpuojat. Mūsų yra aromaterapija, kvėpavimai gerai, visa kita. Mūsų klasikinis berželis irgi yra labai gerai. Ką daryti, sakyti? Prie veido. Tiesiog prie veido ir pakvėpuojam. Na ir tai, ką mes turėjome padaryti, tiesą sakant, jau ir padarėm. Mes jas perengėm, uždėjom kepurę, atpalaidavom, prijaukinom, palepinom jų pojūčius. Ir praktiškai toliau mes galim tiesiog daryti paprastą, gerą, teisingą pirtį. Atsargiai, švelniai, po trupučiuką, su švelniais prisilietimais, švelniais paglostymais, su daug vandenėlio, su daug visokių kitokių dalykų. Ir patikėkit, vieną kartą pabandžius, na, toliau bus labai sunku be šito. Pasodinsime ant vantos ir šitas. Oi, pasodinsim. Ar ne, merginos? Taip. Viskas. Jos jau mūsų rankose. Mes einam pirtintis.